Sveiki! Šiandien įtvirtinsime sudėtį ir atimtį, neperžengiant 10, mokysimės pažinti paprastą laikrodį valandomis ir minutėmis. Skaidres paruošė Laima Aleknavičienė, Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos mokytoja. Labas laikrodėli, ačiū, kad prikėlei mamą ir tėvelį, sesę ir brolelį. Bėga rodyklėlės, skuba per dienelę, praneša gegutė mums tamsią naktelę. Ačiū laikrodėli, bėki, nesustoki, manajai dieneliai švytuokle pamoki. Štai kokių įvairiausių laikrodžių matote šiame paveikslėlyje. Ir sieninis laikrodis, ir rankinis laikrodis, ir pastatomas. Štai kokie gražūs įvairūs laikrodžiai. Ir smėlio laikrodis. Keliaujame toliau. Linksmųjų pelyčių pagalba prisiminsite, kuo matuojamas laikas, pasitikrinsite, ar pažįstate laikrodį. Ką rodo laikrodis? Žinoma, rodo laiką. Laikas matuojamas valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Kaip sutrumpintai žymime valandas? Valandas žymime raidele H. Kaip sutrumpintai žymime minutes? Min. Kiek valanda turi minučių? 60. Para turi 24 valandas. Trumpa rodyklė rodo valandas. Ką rodo ilga rodyklė? Minutes. Kiek kartų per parą apsisuka trumpoji laikrodžio rodyklė? Apsisuka 2 kartus. Kiek valandų rodo laikrodis? 10 valandų. Kiek valandų ir minučių rodo laikrodis? 7 valandas ir 30 minučių. Dar galima pasakyti, kad laikrodis rodo 7:30. Kokį laiką rodys laikrodis po 4 valandų? 8 valandas. Kuris laikrodis rodo tiek pat, kiek elektroninis? 20 valandų 35 minutės. Štai šis laikrodukas rodo 20 valandų 35 minutės. Sujunk linijomis laiką ir laikrodį. 7 valandos 50 minučių. Dar galima pasakyti, be 10 8. 17 valandų 15 minučių. Kartais pasakome po 5:15. 14 valandų. Galima pasakyti 2 valanda. 11 valandų 20 minučių. Galime dar pasakyti po 11:20. Be 10 pusę 12. Labai įvairiai galime pasakyti laiką. Na, o tu pamėgink surasti, kuris laikrodis rodo teisingą laiką. Sujunk linijomis laiką ir laikrodį.
Na štai turime dar tikrą laikroduką, kuris rodo dabar esantį laiką. Trumpoji laikrodžio rodyklė rodo valandas, ilgoji laikrodžio rodyklė rodo minutes, štai ši rodyklė rodo sekundės. Kiekvienas tarpelis padalintas į 1, 2, 3, 4, 5 padalas ir rodo 5 minutes. Jeigu laikrodžio ilgoji rodyklė yra ant vieneto, rodo vienetą, praėjo 5 minutės. Ant dvejetuko 10 minučių, ant trejetuko 15 minučių, 20 minučių, 25 minutės, 30 minučių, 35 minutės, 40 minučių, 45 minutės, 50 minučių, 55 minutės ir 60 minučių praėjo visa valanda. Na, o štai elektroninis laikrodis. Jis rodo štai tokiu būdu laiką. Būtinai reikia pažinti laikroduką, tai yra labai svarbu. Sėkmės tau!